Sveiki mokiniai! Šiandien pakartosime tai, ką išmokome. Pasimokysime skaityti ir daug žinosime ko naujo. Taigi, lietuvių pasaka Didi stebuklai. Kada riestainiai snigo, pienu lijo, tada buvo didi stebuklai. Iš bato aulo šaudė, gaidys šuniu lojo, šernas veršiu baubė, vanduo stogais laipiojo, arkliai ant žmonių jodinėjo. Ar esate girdėję tokią stebuklingą pasaką? O gal galėtumėte ją pratęsti? Išmėginkite save, perskaitykite ją dar kartą, nors visų eilučių apačia nutrupėjo. O dabar pažiūrėkite, kiek daug raidelių mes jau pažįstame. Kaip gražiai mokame pasakyti jų vardus, ištarti jas. Pakartokite ir garsiai įvardinkite šitų raidelių vardus. Dabar atsiverskite trečiąjį vadovėlį. Prisiminkime žodelius su netariama I. Skaitysime vaikų žaidimus. Lyg, lygų. Vienas vaikas paslepia kumštyje po vienu pirštu riešutą ir sako kitam. Lyg, lygų, šaku, maku, čėžė, vėžė, keturvėžė, po katruo pirštu riešutas. Jeigu antrasis atspėja, riešutas atitenka jam. Perskaitykime žodynėlio paaiškinimą. Šaku, maku, čėžė, šaka, maka ir kiti panašūs žodžiai yra vaikų sugalvoti tarsi burtai. Šiaip šie žodžiai nieko nereiškia. Šaka, maka bėgo. Taip pat galima žaisti ir sakant šiuos žodžius. Šaka, maka bėgo, po manim pabėgo, po katruo kelmu, po tuo. Išmokite ir jūs pažaiskite šitos žaidimus. Ypač smagu jo žaisti klasėje, kai lauke prastas oras. O dabar perskaitykime žodelius. Atraskime juose slapukę I. Šildysi, šildysiu, darysi, darysiu, matysi, matysiu. Prisiminkite, slapukės I mes netariame. Taigi, šildysi, abi I tariame, vadinasi slapukės čia nėra. Šildysiu. Šita raidelė I yra netariama, juk nesakome šildysiu, darysiu. Taip pat I netariame, matysiu, netariame. Skaitykime toliau. Nešu, nešiau, lesu, lesiau, kalu, kaliau, peilis, peiliai, dalgis, dalgiai, žvirblis, žvirbliai. Taigi, perskaityk dar kartą savarankiškai žodžius, išsiaiškink, kuriuose žodžiuose yra netariama I. Ir prašau atsiversti pratybų sąsiuvinuką. Pirma užduotis. Išmok raiškiai skaityti Jono Lapašinsko eilėraštį Varnų vaišės. Pabrauk žodžius, kuriuose yra uo, o gal ir ie rasi. Kruopų tyrę vyrai virė, puodas virė, gyrės vyrai. Šveisim košę atsilošę, šveitę košės net nekosės. Dūmai
virės ligi šilo, puodas virė, kol prisvilo. Taigi, pasimokykite šį eilėraštuką raiškiai skaityti ir pabraukite žodžius, kuriuose randate dvibalsius uo arba ie. Antra užduotis. Reikės išspręsti kryžiažodį. O tai padaryti padės dešinėje pusėje esantys sakinukai. Taigi, pažiūrėkime. Kaip manote, kas yra vaikų žaidimų draugas? Apžiūrėkite, tai šuo. Tereikia įrašyti Š raidelę. Šitokiu pavyzdžiu mokydamiesi atlikite visą šitą antrą užduotį. Trečioji. Skaityk ir įsiklausyk, kaip tari šias žodžių poras. Tada uždenk ir parašyk. Parašęs pasitikrink, ar nepadarei klaidų. Taigi, skaitykime. Šviesti, šveisti. Uždenkite, pasimkite rašymo sąsiuvinuką ir parašykite. O tada atidengę pasitikrinkite. Keliaujame į kitą puslapį. Pagal paveikslėlius parašyk, ką veikia vaikai. Gali vartoti lapelyje surašytus žodžius arba pasirinkti pats. Ką veikia? Žadina, kelia, prausia, rengia, geria. Taigi, broliukai, mamos nėra namie. Ji dirba. Na, pažiūrėkite. Saulius ką veikia? Žadina ir kelia broliuką. Toliau paieškokite žodelių ir įrašykite juos patys. Penkta užduotis. Kaip tu moki rašyti žodžius su netariama i, o kitus? Jurgiukas gulėdamas ligoninėje parašė broliui laišką. Gal tu galėtum jam padėti, ištaisyti klaidas? Taigi, perskaityk, ką parašė Jurgiukas ir tvarkingai ištaisyk klaidas. Linkiu gero darbo.